Treneri, tokios emocingos labai rungtynės ir techninių pražangų buvo, ten ir tų emocijų, ir už galvų griebimosi. Kiek yra šitas mačas su Sūduva tas toks principinis tarp Zanavykų krašto ir Marijampoliečių? Tai jis visada buvo principingas. Aišku, tai čia tokie mačai ir yra, kad emocijos, energija, sakykime, vienas kitas momentas į mūsų pusę ar ne į mūsų pusę, daug ką duoda. Kaip ir rungtynių metu teko su teisėjais pašnekėti, aišku, jie geriau mato, jie viską mato. Tai, sakykime, tie keli epizodai galbūt mums sukėlė daug, sakykime, diskusijų, bet, sakau, teisėjai viską matė, viską žino, negalima kištis. Dėl to tokios ir emocijos buvo ir ta techninė buvo man pražanga skirta, sakykime, pagrįstinai. Kalbant apie pačias rungtynės, atrodo gerai pradėjote, pirmą ketvirtį buvot jos ten prirakinę gynyboje pakankamai neblogai, vėliau kažkaip tai tas krumpliaratis nustojo suktis ir kokie faktoriai tą įtakojo, kad praleidot šiandien į priekį varžovus? Žiūrėkit, aš nenoriu nieko menkinti, nei vienos saviškės žaidėjos, bet jeigu jūs ir komentavot, patys matėt, kaip tik prasideda pas mus keitimai, sakykime, tas visas krumplis, kur buvo sudėliotas, pradeda po biškį traškėti. Ir per pirmą kėlinį, kad ir mes, sakykime, buvom juos surakinę gynyboje, jie realiai 10 taškų įmetė antrais šansais. Antrais šansais, kai į žaidimo pataikė turbūt 8 ar kiek ten, nes rezultatas buvo 18 ten kažkiek tai, ne. Tai va, tai reiškia, mes susitvarkėm, bet atkovoti kamuolėjimus yra didžiausia problema. Mes apsiginam nuo pirmos atakos, bet negalim apvaldyti tą kamuoliuką. Tai va, aš virusi kaip ir prašiau, kad stengtųsi visi 5 užeiti, ne tai, kad 1-2 kovotų, bet kažkokiu tai momentu galbūt mes biškiai atsipalaiduojam, kažko nedadarom ir toj pasekoje gaunasi taip, kad mes pralošiam lentą. Ir ypač po savo krepšiu. Jeigu kalbant apie puolimą, kiek mes puolime nusiėmą ir kiek varžovas nusiėmė, tai skirtumas labai didelis. Kalbant apie turnyrinę lentelę, jau esat vieną koją turbūt praktiškai tam ketvirtį, aišku, ten dar darbas iki galo nepadarytas ir ar buvo papildomas impulsas pabandyti dar šiandien įneš chaosą į tą lentelę, varžovam neleidžiant tos pirmos vietos jau sąlyginai užsitikrinti. Tokia komanda kaip Marijampolės Sūduva, aš manau, kad ir jeigu būtų pralaimėję šiandien, tai jie sekančiuose mačiuose visus reikalus sutvarkytų savo linkme. Taip, kad bet pakovoti su pirmaujančia komanda visada yra malonu ir visada norisi įkasti jiems. Ir sakau, mes turbūt biškiai pralaimėjom mikro tokias dvikovos, kur žinojom, kad Marius Užupis retai kada daro prasiveržimus, bet šiandien tai fantastiškai metė iš tritaškių, berosi 7-6, 18 taškų. Jo, kur mes turėjom neutralizuoti jo šitą ginklą, bet mums nepasisekė. Kai kur nesusikeitėm laiku, kai kur patingėjom žingsnį padaryti link jo ir jis laisvus metimus sumetė šiandien. Šaunuolis. Mariau, linkėjimai.